Gerą šeštadienį visiems įsijungusiems Urbo nacionalinės krepšinio lygos rungtynes. Šiandieną sveikinasi iš Žalgirio. Vasiliauskas buvo prispaustas ir vos nepraranda kamuolio, o 3 taškus Neitonas Robinsonas. Koks geras perdavimas čia Bancevičiui ir Bancevičiaus niekaip negali susimesti. Grunkį ten gera pagalba iš komandos draugo, tačiau Šliogerio niekas neatitveria ir 2 taškai. Grunkis. Geras čia įkirtimas ir dar geresnis perdavimas Vasiliauskas. Geras Šliogerio įkirtimas ir dar geresnis. Vasiliauskas dabar 2 taškai ir pražanga. Grunkis. Pražanga čia ir 2 taškai. Žaidžia pas prieš Burnovič, 2 taškai ir pražanga. Na, aikštelėje yra gražinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Čia tiesa netikslus metimas, tačiau nieks neatsitveria Kelečiaus. Ir antrą kartą niekas to nepadaro. Ir Vydmantas čia pastebi komandos draugą. Tiesa, perdavimas kiek per žemas. Raupelis sustabdo savo varžovą. O čia Raupelis Rudaičiui. Rudaitis iš toli ir atranda savo kliomis. Atakomis keičiasi abi komandos. Ir dar vienas nuostabus tiesiog perdavimas iš Šarūno. Susidorojo su jam perduotų kamuoliu, tačiau kokį bloką išlaikyti puolime be abejo turėjo kompensuoti tai gynyboje, o čia Raupelis. Ulanovas paspaudžia jį ten prie vidurio linijos varžovai, baudimas pasiteisina ir 2 lengvi Kelečiaus taškai. Ulanovas į kairę pusę, veržiasi iki galo ir 2 Bulanovo taškai. Logiška, Urbanavičius nusimeta kamuolį į kampą Burnovičiui ir Burnovičius tikrai agresyviai ir efektyviai. Bancevičius dar kartelį po krepšiu, Bulanovas gerai dengia jį iš priekio, o čia jau dabar jau jie gali bėgti į greitą ataką. Bulanovas be pražangos, nepavyksta statyti puolime. Mikalauskas meta netaikliai, Ignas Štombergas ima kamuolį ir deda jį iš viršaus. Rudaitis, geras jo perdavimas Raupeliui ir dar vienas. Bancevičius, iš Štombergas, Bancevičius atakuoja Štombergą ir 2 taškai ir pražanga. Koks geras jo perdavimas ir ataka Mikalauskas. Mikalauskas pats veržiasi po krepšiu, geras jo perdavimas. Galeckas, Juškevičiui, giliai po krepšiu ir čia jau šios atrodo gali pavirsti į dar geresnę situaciją, taip ir įvyksta. Komandos draugui perdavimą, Vytautas Šulskis iš toli meta ir meta taikliai. Tikrai nebuvo lengvas perdavimas. Šulskis šį kartą iš kito aikštelės kampo. Ir dar arbitrus norėdamas ten pražangos jos negauna, reikia gintis, o Rudaitis smeigia iš toli. Iš toli meta netaikliai, Juškevičius įma atšokusi kamuolį ir koks netikslus jo perdavimas čia greitajame puolime. Kamuolį iš viršaus deda Jokūbas Rudaitis. Krepšininko rungtynės tiesa pritrūko jam pagalbos iš komandos draugų. Čia dar metimas iš vidurio aikštės. Jis yra netikslus ir rezultatu 87-81 žalgiriečiai apgina savo namų tvirtovę. Majus Bulanovas.